Kad dabar jūs visi turite išgerti raminamųjų, nes dabar pamatysite seksualų, profesionalų, fantastišką ir fatališką super penketuką. Taigi 5 skirtingos ir galiu pasakyti drąsiai, scenos judesius ir kalbą išmanančios mamytės, dirbančios saugaus darbo garantę, paaiškins, kodėl jos sėdi Čikagos kalėjime. Dar turiu vieną naujieną, kad direktorius šias 5 minutės 40 dienų išsiuntė į dykumą, kad pasisemtų išminties. O jeigu rimtai, tai išsiuntė juos į Angliją, į Covent Garden teatrą Londone pasižiūrėti, kaip šis musiclas atrodo realybėje. Jei dalyvauti, tai dalyvauti. Rytos globojamos Čikagos kalėjimo merginos Karolina, Rūta, Vilma, Vitalija ir Eglė. Ir jų numeris 14. Pop, 6, Squish, Cicero. Pop, 6, Squish, Cicero. Pop, 6, Squish, Cicero, live shit. Pop, 6, Squish, Cicero, live shit. Jis pats atėjo, aš nenorėjau, pats užsiropė ant manęs. Aš nežinojau, tu nemanėjau, aš nežudikė, aš tik auka. Jis pats atėjo. Kai kurie žmonės turi labai blogų įpročių. Pavyzdžiui, Bernis. Jis mėgo kramtyti kramtomąją gumą. Ne tai, kad kramtyti, žiaumoti ir pūsti burbulus. Kartą grįžusi iš darbo radau Bernį gulinti lovoje, gerinti alų ir kramtantį gumą. Ne, jis nekramti, jis žiaumojo. Tuomet aš jam pasakiau, jeigu tu dar kartą išpūsi burbulą. Ir jis tai padarė. Tuomet aš nusikabinau nuo sienos medžioklinį šautuvą ir iššoviau 2 įspėjamosius šūvius tiesiai jam į galvą. Jis pats atėjo, aš nenorėjau, pats užsiropė ant manęs. Tu nežinai jo, tu nematei jo, aš nežudikė, aš tik auka. Aš virtuvė, darinėju vištą vakarieniai, galvoju apie savo moteriškus reikalus. Staiga pavydo priepolių ištiktas rauna mano vyras. Tu tulkinais su pienininku rėkė jis. Ir tada jis užkrito ant mano peilio 10 kartų. Netyčia. Tu nežinai jo, tu nematei jo, aš nežudikė, aš tik auka. Mit, kera shakera, hast moniako heroshlokom lekto tomofei. Denamigos, in artodon vojok, nemtodon, probolton, arengo Schengen mek maras, dinamik tadek, mek. Ir tu tai padarėjai? Nekalta. Aš nenorėjau, jis pats atėjo. Ir mano sesuo Veronika turėjome savo šou. Salto, špagatai, 1, 2, 3, opa! Mano vyras Šalis važinėjo kartu su mumis. Vieną vakarą mes sėdėjome Cicero viešbučio numeryje. Gėrėme kokteilius ir mums pritrūko ledo. Aš išėjau jo atnešti, o kai grįžau, radau juodų atliekančius 17 numerį. Išsiskėtusi herelį. Aš nežinau, kas tuomet įvyko. Tik vėliau, kai ploviausi kruvinas rankas, aš supratau, kad jie yra mirę. Ko jie norėjo, ko jie atėjo, jie užsiropė ant manęs. Aš nedariau to, o jei dariau tai, nes nežudė.
gyventi kartu. Jis eidavo į darbą, grįždavo. Aš virdavau jam vakarienę, gamindavau kokteilius. Tiesiog rojus 2,5 kambario bute. Sakė vienišas, o kaipgi? Jis buvo ne tik vedęs, jis turėjo 6 žmonas. Na, žinot, vienas tų mormonų. Vieną vakarą, kaip visada, aš padariau jam kokteilį. Kai kurie vyrai visiškai nevirškina aršeniko. O Dieve, ne, 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 o Dieve, ne, 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 o jie norėjo, o jie atėjo, jie užsiropė ant manęs. Aš nedariau to, o jie dariau tai, mes nežudikės, nekaltos mes. Ko jie norėjo, ko jie atėjo, jie užsiropė ant manęs. Aš nedariau to, o jie dariau tai, mes nežudikės, nekaltos mes. Tiesiai jam į galvą 10 kartų ant peilio. Išsiskėtęs erelis. Nevirškina aršeniko. Gerbiami televizižiūrovai, ką tik tai matėte saugaus darbo garantų labai jau nesaugų merginų pasirodymą.